Esame Vilniuje šalia Spindulio pagrindinės mokyklos, netrukus įžeisime į vidų, nes ten vyksta konkursas Karys ir daina. Mūsų mokykloje jau 7 metai iš eilės organizuojami karinės dainos konkursai. Vaikai dainuoja įvairias patriotinės, įvairių karinių laikotarpių dainas, ar partizanų, ar 19 amžiaus, ar sukilėlių dainas. Ir šiais metais mes į tą konkursą pakvietėme ir Vilniaus miesto mokyklas. Na, o vaikai ne tik tai, aišku, dainuos, bet jie ir susipažins su kariuomenės istorija. Turime labai gražų svečią, mielą svečią, buvusį partizanų ryšininką, kuris savo eiles deklamuos gyvai. Turime folkloro ansamblio atstovę. Tiesiog norime padaryti šventę. Kad žodžiai tėvynė, patriotizmas, sava žemė nebūtų banalūs, kad jie būtų kaip mums savastimi, tiesiog, kad tai būtų savaime suprantami dalykai. Aišku, šiuolaikiniai vaikai tų liaudies dainų iš tikrųjų jie nelabai nori, bet kada jiems papasakoja apie tas dainas, jų istoriją, jie tuomet imasi, o dar užgirsta melodiją, mėgina repetuoti ir tuomet, man atrodo, jie ir domisi tuo pačiu Lietuvos istorija. Ir per dainas jie ir Lietuvos istoriją tuomet domisi. Jiems tuomet kyla daugiau klausimų. Ir per pamokas mes tuomet ne tik, kad tarkime, tą temą išeinam, bet jau mokytojo ten toj dainoj tai buvo. Ir jie tikrai domisi. Kodėl dalyvaujate jame? Tai fainai, jau mokykloje mūsų vyksta 6 metus iš eilės, aš pati jau 3 metus iš eilės dainuoju. Reikia tokių renginių? Taip, tikriausiai kiekvienais metais turėtų kiekviena mokykla rengti tokius renginius. Kam? Tiesiog, kad pagerbti juos, nes apie juos kaip ir visi pamiršta dabar paprastai. Tai noriu paklausti komisijos narių, ką tokie renginiai duoda, kaip jie skatina pilietiškumą ir patriotiškumą. Dieve duok, kad šitiem vaikam nereiktų kariauti su niekuo ir niekaip, bet jiem, ką mūsų senoliai dainavo kariaudami ir kaip jie kariavo, jie privalo žinot, ir užtat labai džiugus toks renginys, labai pagirtinas ir nuostabus, nes vaikai turi žinot, kas buvo. Kiekvieno piliečio pareiga yra ginti savo tėvynę, kur jis būtų, ar savo šalyje, ar kitoj šalyje, prisiminti savo istorijos tradicijas, karinės dainos tradicijas, pagalvoti, susimastyti apie mūsų praeitį, apie mūsų istoriją. Visuomet, kokios bebūtų eilėraščiai, kokios bebūtų dainos, kiekviena žadina pilietį, kaip sako, širdis, kad pajustų tėvynės meilę. Muzikantams duoda praktikos, mokiniams duoda muzikos pasiklausyti ir ne bet kokios, ten kokio popso, roko ar, nežinau, populiarios, bet tokios atliekiamos bendramžių. Visų pirma, tai mums nauda, išvažiuojam kažkur, pasirodom, parodom, ką mes galim. Ir kitiems nauda, kurie pamato, ką mes galim, pamato, kas yra patriotiškumas ir šiaip paklauso dainų apie tai. Pastaruoju metu manau, kad šiek tiek užmirštamos tos liaudies dainos, liaudies kultūra, visa šokiai. Aš manau, kad tai yra labai reikalinga, kad tiesiog žmonės prisimintų ir propaguotų šiek tiek tai, nes iš tikrųjų tai gražu ir vertinga.